Ой, tu savo. Seklu, smėlis. Net pasikabinau vienoje vietoje pirmai. Nendrynų džiunglės. Dydis va toks. Sunkus. Aina savo. Pokš tik tais. Kaip dabar reikės nuplaukt? Su tokiu. Vienas, du. Ir dar berods trečias. Toliau. Nu ir dar ant šitą kabą. Nusivėlinau šiandien tai baisiai. Jau po 9. Neišeina anksčiau atvaryti kažkaip. Nėra taip šilta, žinokit, kaip gali atrodyti. Vėjas gal net stipresnis nei anąkart. Irgi šiandien šiaurės. Tokiai poilsiavietei pradėsiu. Čia ežerą pakraštys. Pats kraštas. Tu ko pasakėjai? Gerą dieną. Šiandien vėl Labanore. Ežeras per šokšnai. Taip reikia sakyti. Nežinau, kažkam girdėtas, kažkam negirdėtas bus. Iš jo išteka upelis per šokšną. Kiek skaičiau, tęsiasi, jisai vingiuoja miškais apie 26 kilometrus. Tai šiandien tikslas būtų juos įveikti. Iki Sutemų pabandyti perplaukti. Neįsivaizduoju, kas laukia, kiek pasidomėjau, tai nebus taip paprasta nuplaukti per parą. Visur rašo, kad reikia 2 parų. Nes nemažai užvartų medžių. Viena kita užtvanka turėtų būti, tilteliai kažkie žemi. Tai bus įdomu pasižiūrėti, kaip gerai atrodo. Lekiam ieškot, kur dabar tas išplaukimas. Žinau, kad reikės parkluoti. Kažkur kitam gale ištakos. Nėra toks didelis ežeras, bet gylio turi. 32 metrai giliausia vieta. Tai turėtų ir žuvies galbūt neblogai. Stovyklavičių tai tokių gerų yra. Vasarojimai. Ai, saukai banguoja. Toks šoninis vėjas gaunas grinai dabar. O, vynas neša. Oi, tu savo. Mačiau, kokių medžių nevisirauti. Žodžiu, kol plauksiu iki upės pradžios, galima bus ir namo varyti. Supa. Šiek tiek. Labai per nendrynus irgi nenoriu. Nežinau, kas ten paeis. Viskas prieki upė prasideda. Pagaliau.
Bet kaip čia vaizdas. Toks tiltelis. Pralysė per apačią. Čia va prasideda upė. Taip tai gražiai atrodo. Gerai, draugai. Pradedam plaukti. Blemba, nesitikėjau, kad čia tokia upė bus. Gražiausias upelis kol kas. Smėlis. Net pasikabinau vienoje vietoje pirmai. Tik tai nesuprantu. Net vietam prakur praplaukimas. O kažkiek žuveliokai. Jeigu tokiu tempu judėsiu, tai aš nežinau, kaip šiandien nuplauksiu. Bet kad greičiau neišeina čia. Labai seklu. Ten pirmai nuo tiltelio žmogų žvejoja, žiūriu. Tai pagavęs išėriau, dar priekį pačiam ten plaukiant. Kur kaimelis, tai žiūri vinteris užmestas. Tų kojų prilindę tokių. Tai juokauju, kur čia ta upė? Pradžia tokia. Labai užaugus. Bet nu šilta. Biškį paplaukia ir vėl dingsta vaga, atrodo. Prašokau. Grevelis baidarės. Plotis. Žinokit, užskaitau. Kol kas šios dienos plaukimas tai topinis. Nendrių bus pilna baidarė. Taip atrodo plaukimas. Nendrynų džiunglės. 6 kilus nuplaukiau. Bet atidirbau normaliai. Ten kaimas. Prūdiškėlė. Ten kol prasibrovau, eina savo. Varam Prūdiškėlėm. Prūdiškėlė. Kaimuks. Irgi turėčiau netilpt. Trečias tiltas. Kol kas nei pro vieną nepralindau. O čia panašiau. Biškį ir platesnė. Galima greičiau paplaukti. Jei pasiekčiau Lakają, nes šitą upę išteka Lakajoj, tai kaip tik išplaukčiau ten, kur tam vaizdelį, kur ledinė upė Lakaja, kai žiemos metu sustau pusiaukeliai dėl užšalusią ežerą, kad žiūrėt, atsimenat turbūt. Tai žemiau tos vietos išlyščiau ir tada iki žeimenos. Tai gautųsi, kad šita upė pilnai praplaukta būtų ir dar Lakaja užbaigta, kas buvo nepadaryta. O koks bebrų namas. Bebrų darba.
saulė išlenda, tai gyvent galim. Fū, kaip gerai. Šitas geras buvo. 10 kilų nuplaukiau. Fū, pavargau. Kažkaip tai vėjas momentais užeina. Tokių lygumų. Varau kaip su sparnais, o vėjas iš nugaros. Jau du kaip subūriam. Įdomu, koks greitis. Koks ratas po vandeniu. Nuo ko galėtų būti įdomu, toks nemažas. Sunkus. Taip atrodo. Geras. Pirmas užvartas. Bandyt persikelt reikia. Eik sa. Čia va tai 5 cemai maks gilis. Važiuojam. Dar. Panašu, kad dar. Priekį dar vienas iškart matau. Ai, čia bus. Blem, nečiuožia. Ai, gera upė. Tai smagi. Ai, nu savo. Pokš tik tais. Kaip dabar reikės nuplaukti? Su tokiu. Blemba, kaip gaila šakės. Ir dar nepigus daiktas. Bet 2 metus drožiau nesaugojau už jo. Tai blogiausia, kad net pusiaukelės dar, man atrodo, nenuplaukiau. O toks plaukimas dabar, kad realiai šitą pusę beveik nekabina. Jaučiu. Eina, savo stumus toks pokšt. Supratau, paplaukiau ir žiūrėkit. Čia, ten toliau. Net nežinau, pro kur čia šlaitas. Ta pusę galėjau bandyti traukti. Bandyti per viršų, persitraukti. Čia neklauskit, kaip pralindau. Bet tada pažiūrėt, kad ten 1, 2 ir dar berods 3. Toliau. Nu ir dar ant šitą kabu. Judam. Svirklu dar kaip ir gaunas plaukt. Jeigu staigesnį posūkį, tik tai sunkiau padaryti. Ar kliūti kokią staigį, jeigu paplaukt. O šiaip tai galima judėti. Bebrų užtvanka. Ten baisa. Ten nepraplaukiama. Bandyt persikelt vėl.
Juokauja. Koks žemas eiktų savo. Neplaukimas, o tiesiog traukinėju, dabar pakrantėm daugiau, nežinau, kelis kilometrus jau vien miškais tampau. Ar čia prasitemsiu, žiūrėsim toliau, nes realiai kaip tik posakis, taip kokie 3 medžiai. Kraštai irgi nepraeinami. Oi, pavargau. Ai, savo, štampė rankas. Dabar kokie 5 kilometrai. Tai va taip va judu šakę. Nu gerai, bandykim dar pajudėti. Šakės pavargau. Ai. Kur prasitraukt. Nepatikėtumėt, kiek atvargau. Gal pirmi porą kilo plaukiu neišlipdamas. A taip, blema, nei rankų, nei kojų nebejaučiu. Ir jau po 5. Matau priekį vėl. Kaip įmanoma, tiek užversta. Grinai laukinė upė. Absoliučiai. Tuoj parodysiu Baidarės vidus, kaip atrodo. O toks vaizdas. Čia atrodo, kad per dumbluose kažkokiuose skendau. Batai. Ai, vaikelytė. Kojos, čia bus toks kaimelis. Ties jo turbūt ir baigsiu. Jau Lakoje nebeplauksiu šiandien. Siaurelį iš paskutiniųjų varau. Ir jau po 7, 22 kilometrai nuplaukti. Padėk Dieve, kaip čia sunkiai. Gerai varau. Nebestavinėja. Viskas, draugai. Čia Lakoje. Čia pasibaigė per Šokšną. Praplaukta upė. Netikėjau. 24 kilometrai. Tiek ilgai plaukiau, atrodo, kad 300 metų. Nu ir upė. Žinau, kad bus sunkiai, bet kad tiek užvirtus. Tiltai tie žemi, blema, va toks va. Prapučias praplaukimas, tai irgi automatiškai apsinešinėjai. Tai daugiau traukiau krantu, negu plaukiau, man atrodo. Jau 8 pradėjau plaukt, 9 ryto. Šakės. Pavargau, kojas vos velko, bet buvo gerai. Kosminė upė, žudikas. Nepamirškit palaikint, jeigu buvo įdomu pasižiūrėt. Ir susitinkam kitos video.